Sveiki visi, aš esu Edita Gervetauskaitė iš Vilniaus Sietuvos progimnazijos, pati gyvenime esu istorijos mokytoja metodininkė, savo mokyklos mokinių tarybos koordinatorė ir jau kelinti metai iš eilės esu EDU Vilniaus bei Švietimo ministerijos dalyvaujamojo biudžeto mentorė. Tai šiandien mano užduotis būtų pasidalinti savo kaip klasės auklėtojos, kaip klasės vadovės patirtimi, kaip mokinių klasė, kaip bendruomenė formuojasi, kai mes juos įtraukiam į bendras klasės veiklas. Tai visų pirmiausia, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad mano atstovaujama institucija Vilniaus Sietuvos progimnazija ir grinai dalinsiuosi tik tai savo asmeninę patirtimį, kurią sukaupiau per 10 metų dirbdama su skirtingo amžiaus mokiniais. Ir mano pati mokykla yra motyvuota, vienijanti daugiau nei 50 pedagogų ir 800 mokinių. Taip susiklostė gyvenimas, kad šitoje mokykloje aš jau leidžiu 10 metus ir per tą 10-metį esu išleidusi 2 kartas. Tai šitas nuotraukas, kurias matote, pirmoje nuotraukoje jūs matote mano pirmąją laidą, aš ją dažnai įvardinu Z kartą. Ir antrąją laidą, kurią matote, tai ją išleisiu 2025 metų vasarą ir tai yra alfa kartos vaikai. Tai turbūt užbėgant įvykiams už akių turiu pasakyti, kad abi 2 kartos, nepriklausomai nuo to, kad tai yra koncentras 5-8 klasių, jos abi yra beprotiškai skirtingos. Su pirmąja karta atrodė, kad viskas yra tarsi sviestų patepta ir man viskas labai sekas ir labai viskas yra gerai, tarsi esi jaunas mokytojas papuolęs į euforiją ir tada staiga gauni visiškai kitokius, tu gauni visiškai priešingybę, kaip atsitiko ir man. Tai iš šitos situacijos buvo tik tai vienintelis būdas – rasti būdą pačiai, kaip prieiti prie jų, sugalvoti kažkokią sistemą, sukurti savo auklėjamosios klasės galbūt programą, kuri veiktų būtent su šita karta. Tai aš sakau, kad mano klasė yra nuolat besikeičianti bendruomenė, kurioje yra ir vyksta intensyvūs socialiniai ryšiai, mokiniai formuoja savo vertybės, formuoja savo požiūrį ir ką aš darau kitokio, aš leidžiu tas vertybės ir požiūrį kurti jiems patiems, įtraukiant juos į veiklas. Tai visų pirmiausia, prieš pradedant, ką reiškia mano akimis įsitraukimas, tai įsitraukimas tai yra aktyvus klasės mokinių dalyvavimas bet kurioje klasės veikloje. Tai mokiniai save laiko klasės dalimi ir mano tikslas kaip auklėtojos yra padaryti, kad mokiniai kurtų tą savo aplinką ir joje, žodžiu, jaustųsi labai gerai. Tai tas įsitraukimas jis gali apimti 3 aspektus. Tai yra akademinis įsitraukimas, kai mokiniai aktyviai dalyvauja ugdymo procese. Tai labai dažnai jų įsitraukimas būna netgi ir į integruotas dalykų pamokas, nes mes turim tokias tradicijas, mišrios pamokos ir mokinių aktyvus diskutavimas bei įsitraukimas. Lygiai taip pat yra socialinis įsitraukimas. Man kaip klasės auklėtojai labai svarbu, kad jie įsitrauktų į pačią klasės bendruomenę, dalyvautų klasės renginiuose. Ir trečiasis tai yra emocinis įsitraukimas. Tai mes dažnai su mokiniais darom tokias mini aptarimus, kaip jie jaučiasi, kokias emocijas jie iš tos veiklos išsineša. Tai jeigu tęsiant tokią trumpą teoriją, ką reiškia būti įsitraukusiam, tai labai mąsčiau ir manau, kad būti įsitraukusiam reiškia rodyti iniciatyvą. Tai aš tą skatinu daryti savo vaikus, nepriklausomai kokia ta iniciatyva bebūtų, aš jiems leidžiu ją demonstruoti. Labai svarbi taisyklė, kad mokinys nebūtų pasyvus, kad jis būtų aktyvus, bet kokiais įmanomais būdais ir tuo aktyvumu užkrėstų savo kitus klasės draugus. Būti įsitraukusiam reiškia aktyviai dalyvauti, siūlant įvairias idėjas klasės bendruomenės veikloje bei prisidėti prie klasės bendruomenės kūrimo. Tai vėlgi stumti vienas kitą, spręsti susidariusias klasės problemas ir tokiu būdu judėti link pagarbos ir tolerancijos jausmo. Būti įsitraukusiam tai yra suvokti bendras klasės taisyklės, ką darau kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną, tai nenuleidžiu iš dangaus kažkokių tai suaugusiojo žmogaus primestų taisyklių. Visas taisyklės ir visus susitarimus mes kuriame patys, tai yra patys mokiniai siūlo, kokių taisyklių jie norėtų laikytis ir kokias išeitis sulaužius tas taisyklės arba tradicijas, kokios išeitis arba kas galėtų mūsų laukti. Būti įsitraukusiam tai reiškia patirti džiaugsmą, tai man atrodo, kad mano mokiniai, kuomet jie yra išgirsti, kuomet jie yra aktyviai įgalinti ir aktyvūs dalyviai, man atrodo, kad jie patiria džiaugsmą ir patiria susidomėjimą. Lygiai taip pat būti įsitraukusiems tai reiškia kelti tikslus, patirti iššūkius, tai nereiškia, kad mes nepatiriam iššūkių,
mes patiriam iššūkių ir kartais jų patiriame labai daug, bet visoje šitoje istorijoje mes bandom gauti grįžtamąjį ryšį, mokomės išsakyti nuomonę, ją priimti, galbūt netgi vienas kitą pakritikuoti, bet tam tikrose ribose ir mokomės visų pirmiausia priimti tą kritiką. Ir būti įsitraukusiam reiškia bendrauti ir bendradarbiauti, tai mokomės dirbti komandoje ir mokomės siekti bendrų tikslų. Sekanti skaidrė, kurią pamatysite, šiaip šitą citatą nuo artimo prie tolimo aš naudoju savo dalyko pamokose, tai istorijos pamokose, kai 5 klasių mokinius tu turi supažindinti, kas yra ta istorija. Bet šitas principas labai gerai galioja ir auklėjamojoje klasėje, kai mes kalbame apie mokinių įsitraukimą. Tai turbūt žinot ir prieš tai keli pranešėjai pristatė apie tai, kad klasė mokykloje kartais gali patirti ir šiaip, mes mokiniai turbūt yra labai skirtingi, lygiai taip pat kaip ir suaugę žmonės, kurie patiria labai daug skirtingų emocijų. Vieniems mokykla yra džiaugsmas ir pasitenkinimas, kitiems mokykla yra nerimas ir nusivylimas. Tai mano akimi žiūrint labai svarbu stiprinti kiekvieno mokinio emocinę savijautą ir suteikti progą patiems mokiniams įsigalinti ir būti savo klasės dalimi. Ką turiu mintyje suteikti progą įsigalinti, tai labai dažnai, jeigu atkreipsite dėmesį į 3 punktą, labai dažnai mokytojos ir mokinių įgalinimas veikti yra svarbiausias veiksnys nulemantis, kaip mes jaučiamės savo mokykloje. Tai jeigu kiekvieną kartą viskas yra nuleidžiama tik tai suaugusių ir visi suaugusiai viską padaro už vaiką, apie kokį įgalinimą ir apie kokią emocinę sveikatą mes turbūt galėtume kalbėti. Ką reiškia nuo artimo prie tolimo, tai turbūt tos nuotraukos jums nieko nesako, tai labai trumpai papasakosiu. Mažas žingsnelis, eismo vadybininkas. Kas tai yra? Tai mes važiuojam su klase į ekskursiją ir vienas mokinys yra eismo vadybininkas, kuris turi sužiūrėti elementariausio maršruto, autobuso tiesiog trasą iki mūsų objekto. Tai mes vykome į Mo muziejų, iš Justiniškių Mo muziejų. Ne auklėtojas sakė, va dabar eisim į 46 autobusą ir dabar lauksim ir taip toliau. Mes turim tam eismo vadybininką. Tai mes turim mokinį, kuris už tai yra atsakingas ir jisai žino, kad kiekvieną kartą, kai mes kažkur vyksim, jis visada turi sužiūrėti oro sąlygas, susakyti visiems, kaip apsirengti ir lygiai taip pat jisai turi sužiūrėti mūsų maršrutą. Jeigu autobusas pravažiavo ir mes pavėlavom, eismo vadybininkas traukiasi mobilųjį telefoną ir ieško, o kaip mes galime išeiti iš šitos situacijos. Ta pati situacija yra ir su kūrybos bei laisvės erdve. Tai aš savo klasėje tikrai esu davusi tam tikrą laisvę, bet neįsivaizduokit taip, kad ta laisvė, kai tau užlipa visi ant galvos. Ne, laisvė yra susitarimai, kurie galioja netgi klasės erdvės puošimui. Aš leidžiu pasireikšti visiškai totaliai mokinių kūrybiškumui. Čia matote akimirkas, kai mokiniai nusprendė, kad šiais metais mes neskaptuosim moliūgų, mes tiesiog juos dažysim ir taip puošim mokyklos erdves. Pirmyn, kodėlgi ne, pasipuošiam klasę, gaila daugiau nuotraukų neįdėjau, bet kiekvienais metais mes turim tam tikras temas. Tai šių metų tema buvo Išvirkščias pasaulis. Jeigu žinot, toksai filmukas, vaikai patys jį išsirinko, jais dekoravo būtent moliūgus. Turime renginių organizatorių grupę, tai matote ant žolės susėdusias merginas, kurios intensyviai diskutuoja, ką norėtų veikti, kur norėtų vykti. Turim IT specialistą matomą kampe, tai yra žmogus atsakingas, kai mokytojui nepavyksta paleisti patikčių. Ir tada staiga pribėga mano auklėtinis Kasparas, kuris sako, mokytoja, čia nieko baisaus, spaudžiat Alt F ir, žodžiu, viskas išsijungia. Aišku, juokauju, bet Kasparas iš tikrųjų yra tas, kuris žino, kad čia yra jo varikliukas. Turim viršoje fotografą Tomą, kuris dalyvauja su mumis jaunimo visose eisenose, viena iš jų yra vasario 16. Tai Tomas mėgsta fotografuoti ir jisai sakė, už visas klasės nuotraukas būsiu atsakingas aš. Pirmyn, klasės seniūno aktyvo rinkimai, auklėtoja niekada nieko nesiūlo. Pirmiausia būna klausimas savanoriai, kadangi savanorių būna milijonas arba jų nebūna kaip tik nieko, kaip kad man atsitiko su šita karta, tai mes dažniausiai siunčiam slaptų balsavimų lapelius ir mokiniai patys balsuojas. Turim sporto komitetą, turim netgi atskirai sporto sirgalių vadybininką, tai yra žmogus atsakingas, žodžiu, už palaikymo komandą.
Turime kasmetinės tradicijos išlikimo maitintojus, tai turime tradiciją kiekvienais metais vasarą keliauti į žygį prie ežero su laužu, su dainomis, su viskuo. Tai ne tėveliai mums daro maisto sąrašą ir ne tėvai mums jį perka. Dažniausiai, ką mes darome, mokiniai sudaro sąrašą, tada visi atsisėdam ir visi kartu ką darom, sakom, tiek tikrai nesuvalgysim, čia reikėtų daugiau, o gal čia šito iš vis nereikia, gal pataupom. Ir tai yra būtent mokinių iniciatyva. Labdaros akcijos, vėlgi plakatai, vėl kažkokia tai iniciatyva ir mums suaugusiems tai atrodo labai nereikšmingi dalykai. Čia lygiai taip pat, kaip Neilo Armstrongo išsilaipinimas Mėnulyje buvo mažas žingsnis žmogui, bet tai buvo didelis šuolis visoje žmonijos istorijoje. Tai čia yra analogiška situacija. Mažas žingsnelis jis priveda prie ko? Jis priveda prie tolimų ir didelių sprendimų. Mano auklėjamoje klasėje yra dalyvaujamo biudžeto lyderiai. Jie skaičiuoja biudžetą ir 2 metus iš eilės jie laimi mokykloje šitą projektą, nes jie mato naudą. Dar viena mano mokinė, kuri jau šiuo metu yra abiturientė ir baiginėjanti 12 klasę, šiuo metu yra aktyvi jaunimo organizacijų dalyvė, ji yra prisijungusi prie politikos, žodžiu, jaunimo visokių veiklų. Tai man atrodo, kad atrodytų menkučiai davimai arba menkučiai įgalinimai, jie turi turėti labai didelės tokios reikšmės mums ateityje. Kodėl svarbus įsitraukimas? Tai motyvacija, gerinami mokymosi įgūdžiai ir netgi pasiekimai, ugdomi lyderystės įgūdžiai ir greičiausiai iš to, ką matėt, ir aš labai naiviai tikiuosi, kad ateityje dalis šitų žmonių bus labai puikus ateities lyderiai. Ugdoma mokinių savivertė. Mokiniai ir jiems patinka, kai jie būna pastebėti, jie yra matomi, sprendžiamos konfliktinės situacijos, yra ugdomi socialiniai ryšiai, kuriama pozityvi klasės aplinka. Negaliu sakyti, kad pas mus nepasitaiko patyčių. Pas mus lygiai taip pat pasitaiko tų pačių dalykų, bet ką mes darom, mes visi sėdam ir kalbamės, diskutuojam, kodėl mes taip elgiamės, kas čia atsitiko, liuk atrodo kuriama aktyvi ir pozityvi klasės bendruomenė, tai reaguojam čia ir dabar. Ir lygiai taip pat turbūt dėl visų šitų įsitraukimų yra skatinamas asmeninis tobulėjimas. Tai man yra labai smagu matyti, kada po 8 klasių mokiniai išeina ir jie yra ryškiai matomi ir ryškiai girdimi. Tai jeigu reziumuojant, kokias emocijas mokiniai patiria arba kaip keičiasi jų savijauta, tai visų pirmiausia, mokiniai jaučiasi priimti. Būkim biedni, bet teisingi, šių laikų karta, jie nori būti priimti, jie nori būti išgirsti, jie nori būti ryškiai matomi ir jiems yra svarbu, kad tu juos matytum ir kad tu juos padrasintum. Tai jų įgalinimas veikti ir davimas pasitikėjimas ir davimas jiems laisvės, jie jaučiasi visai kitaip, jie jaučiasi pastiprinti. Dalis tų mokinių tikrai nepatiria emocinių kažkokių tai sunkumų, tai aš savo auklėjamą klasę įvardinčiau taip, kaip vanduo nuo žąsies. Jeigu kažkas kažką užpylė, pravažiavom, važiuojam toliau, tai jie yra savimi pasitikintis ir jie tokie, kaip čia, turi labai gerą santykį tarpusavį ir turi labai gerą santykį su mokytojais. Yra puikios ir pozityvios nuotaikos. Netgi gavus dvejetą, kada auklėtoja moralizuoja apie tai, kaip čia yra neigiamas pažymys, ką jūs galvojat, jūs išeisit į gimnazijas, sėdi su šypsena ir nors tu ką ir sako, dvejetas yra ne pasaulio pabaiga, viskas yra pataisoma. Tai įsitraukimas lemia ir taip, kaip jie jaučiasi. Dar įsitraukimas įtakoja ir saugumo jausmą ir lygiai taip pat tai yra savarankiškumo jausmas bei socialinis ir emocinis atsparumas. Mano vaikai, aš įvardinčiau juos taip, kad jie yra emociškai atsparus ir jie yra socialūs, jaučia, kad mokymasis yra naudingas ir prasmingas. Ir pabaigai tiesiog įdomumo dėliai paleidau klasį į apklausą, kaip jie visą šitą mato, tai aš jų klausiau, kaip dažnai jie dalyvauja klasės veikloje. Tai jeigu atkreipsite dėmesį, absoliuti dauguma dažnai dalyvauja arba tiesiog labai dažnai, nes yra ta renginių organizatorių grupė. Kaip jautiesi, tai jie jaučiasi gerai arba labai gerai. Matot, atkreipkite dėmesį, vienas jaučiasi prastai, tai čia tikrai turėsim apie ką pakalbėti ir ką padirbėti šitoje temoje. Ir atviro tipo klausime, kaip jūs jaučiatės, kai auklėtoja jums duoda darbo, arba kai jūs įgalina, arba kai jums leidžia veikti, nei vieno iš šio komentaro jūs nematot, kad kažkas jaustųsi prastai. Visi jaučiasi gerai, nuotaika gerėja, jaučiuosi įvertinta, jaučiuosi reikalinga. Apie ką ir kalba, jeigu mokiniai jaučiasi turbūt įdarbinti, gali pasitikėti, tu jais tiki,
tai tokiu atveju greičiausiai ir jų emocijos yra visiškai kitokios. O čia tiesiog akimirka, 6 klasėje mes turėjom labai stiprią krizę, kada iš tikrųjų galvojau, kad, auklėtoja tikrai nebūsiu, su pirma karta viskas buvo kitaip, bet tada mes turėjom tokią veiklą, mūsų klasės stiprybės ir silpnybės. Atsisėdom, išsiaiškinom, kaip matot, ne vien tik tai stiprybių lapukų labai daug ir silpnybių lapukų labai daug, tai šiai dienai mes vis dar kovojam su kai kuriomis silpnybėmis, bet judam tinkamą linkme. Tai aš jaučiuosi ir galvoju, kad mano mokiniai yra įgalinti įdarbinti ir jaučiasi mokyklai puikiai. Tai ačiū Jums.